Kai oda dehidratuota, ji primena raziną. Kai gauna tai, ko reikia, tampa kaip vynuogė. Putli, švytinti ir pilna gyvybės. Aš ilgą laiką galvojau, kad po žiemos mano oda tapo sausa, bet iš tikrųjų jai trūko drėgmės. Jautėsi pavargusi, blanki, o visi odos neligumai buvo dar ryškesni. Na ir tada atradau labai fainus produktus Biocell Hydro Boost and Firm. Žinoma, pirmiausia naudoju Cream to Foam prausiklį. Jis švelniai valo ir neišsausina odos. Tada labai fainas dalykėlis, serumas. Labai lengvos tekstūros, greitai susigeria ir suteikia šiek tiek tokį putlumo efektą. Tada 2 kremukai, tai yra dieninis su SPF ir naktinis nakčiai. Jis labai padeda odai atsigauti miego metu. O kai turiu labai darbingas dienas arba savaitės, naudoju paakių kremuką. Na ir kas man buvo labai įdomu, kad dehidratuota oda nebūtinai reiškia sausą odą. Net ir mišri riebi oda, kaip ir mano, gali būti dehidratuota. Na ir kaip aš tą pastebėjau? Pastovus tempimo jausmas, trūksta švytėjimo, pavargęs ir pilkas veidas, oda atrodo suglebusi. Todėl kai oda gauna intensyvų drėkinimą, ji tampa putlesnė, elastingesnė ir sveikesnė. Visą rutiną gali įsigyti biocell.lt. Gi visos norim, kad mūsų odos atrodytų kaip vynuogė, o ne razina.